Praėjusioje laidoje pristatėme Rūtos Van Kalker ir Živilės Čeberekaitės bei Richardo Kvekšo sodybas Molėtų rajone. Susumavus balsavusių trumpaisiais telefono numeriais ir savo balsą atidavusių internetu rezultatus, paaiškėjo, jog daugiau balsų surinko Rūtos Van Kalker sodyba. Po šios laidos paaiškės, kurios 2 iš 4 sodybų pateks į finalinį etapą. Šį kartą mūsų akiratyje Švenčionių rajonas. Pirmiausia, keliaujame į Pabradėje esančią Reginos ir Albino Zakarauskų sodybą. Čia ponė Regina gimė ir augo, tiesa, tuomet sodyba atrodė visai kitaip. Didieji pokyčiai prasidėjo tėveliams išėjus anapilin. Per 15 metų Zakarauskų sodyba tapo bene gražiausia Pabradėje. Iš tiesų ten buvo daržas ten buvo šiltnamiai, buvo ten ir burokėliai, ir agurkai, visa tai buvo ten prie gatvės. Nekalbant, čia buvo avižos, čia bulvės buvo, čia runkeliai buvo ir taip iki galo. Va, ir mes po truputį tą teritoriją taip okupavom, taip kaip patys įsivaizdavom. Ten, kur anksčiau buvo auginami gyvuliai, augo grūdinės kultūros, dabar žydi gėlės, auga daugybė dekoratyvinių augalų, tyvuliuoja vanduo. Iš 5 vaikų šeimos kilusi Regina sako, artimieji džiaugiasi tokiais sodybos pokyčiais. Jie labai džiaugiasi, kad atiteko mum, kad mes taip sugebam pasitvarkyti. Jie dėkingi mums, kad jų tėvų tą ūkį, sakysim, prižiūrim. Manau, kad tai natūralu. 60 arų teritorijoje daug statinių. Pirmiausia atsirado pirtelė, vėliau svečių namas, kad ir jiems ir atvažiuojantiems vaikams su šeimomis visiems užtektų vietos. Viską Zakarauskai daro patys, projektuoja, stato, sodina. Dukra mėgsta daržę šiek tiek. Sūnus, aišku, irgi toj srity dabar, kaip nekeista, darbuojasi, už tai ir pinigus uždirba šiandieną. Va, tai jo specialybė kokia? Jis ekonomistas, bet dirba, turi įmonę, turi tvarko aplinką. Tai Vilniuje, ne čia. Tai turbūt iš jūsų paveldėjo šitą bruožą. Prie progos pagalvosim, į ką jis taip. Bet smagu, kai žmogus jam patinka ir pats atsirado kažkokie įgūdžiai, supratimas, jau kitus moko, kaip tai daryti. Atvažiavęs gal ir jūs pakritikuoja, ir jūs sako, būtinai. Tačiau čia mūsų gyvenimas, mūsų kūryba, sako sutuoktiniai. Abiems sodybos puoselėjimas teikia didžiulį malonumą. Ir tai, kas kitiems yra pragariškas darbas, jiems pati prasmingiausia veikla. Čia būnu visą laiką. Ne į parduotuvės, čia va turiu, tai kažkiek nubėgu, aš neturiu kada. Atsikelti 4:30, 4 valandą, man tai yra norma. Iš pradžių apeinu, kol gerdamas kavą arba arbatą. Po to jau kažką pradedu daryti. Vietos čia gražios, visai šalia Zakarauskų valdos teka Dubingos upė. Tačiau žemė nederlinga, vien žvyras ir smėlis, tad paversti ją žydinčių sodų reikia nemažai ryžto ir pastangų. Matom labai akivaizdžiai, kaip keičiasi ir mūsų gatvė, ir ta Pabradė. Aš norėčiau palinkėti, kad nebijotų daryti. Mes pradėjom tvarkytis, nei pinigų neturėjom. Daug galima padaryti vien tik tai turint norą, aišku, negailėti laiko, darbo. Šį kartą sodybos vertintojai architektas Tauras Budzys, landšafto specialistė Eurika Urbonavičiūtė ir kitos sodybos šeimininkė Ramutė Ruginienė. Įspūdinga tuo, kad prie tokio kuklaus gatvės fasado atsiveria vaizdas neįtikėtinai gražus ir didelis. Norisi pasakyti, vau, kas čia yra. Pirmas įspūdis, jis čia labai sunkus, todėl kad teritorija milžiniška. 60 arų, tai 10 kolektyvinių sodų. 10, ne 2. Tuose 60 arų 6 statiniai. Tie visi statiniai skirtingo laikmečio. Tauras Budzys, Vilnietis architektas, kūrybinis kredo, dirbu taip, kad užsakovas būtų patenkintas ir pačiam nebūtų gėda. Čia viskas juda, čia viskas keičiasi, žmonės tobulina ir tobulina. Matų, daro tai daug ką daro savo jėgom. Čia tokį vadovėlį galima lengva parašyti, žinai, kada kokios medžiagos buvo, reiškia. O čia 70-metis, 8-9. Tai tiek apie pirmą įspūdį. Kaip matau, šeimininkė labai myli gėles ir labai daug dėmesio yra skyrusi gėlynams. Eurika Urbonavičiūtė, Vilnietė, landšafto specialistė. Kūrybinis kredo sutvarkyk aplinką, sukur grožį. Gyvenimas grožyje, geros nuotaikos ir sveikato šaltinis. Aš vertinu iš tikrųjų žmonės už kruopštumą, kurie netingi ir sugeba prižiūrėti šitas visas
begalybę tą gausumą daugiamečių gėlių ir, sakykime, kardelius, kuriuos reikia kiekvieną rudenį iškasti, sandėliuoti kažkur tai ir vėl pavasarį susodinti, kolekcionuoti. Tai rodo, kad žmonės iš tikrųjų labai darbštus. Stilistinis vientisumas. Nėra ir būt negali ir žmonės dėl to nekalti. Koks vientisumas, ką pradėjo tavo senelis statyti prieš 80 metų ir ką tu statai dabar. Ir tų senelio darytų detalių neišmesi. Namas restauruotas matosi, bet labai dailiai, senas namas. Sena istorija, matyt, čia brangi tų žmonių istorija yra. Vertinu teigiamai. Nesakau, kad tai čia 10 balų, bet iš principo tai vis tiek teigiamai. Dabar turim gražų, tvarkingą namą, reiškia, patvariom medžiagom apdirbtas. Nesitikėjau tiek augalų, tiek statinių, kiek 50 arų, kiek čia statinių, 5-6, tai yra daug. Ir kiekvienas prižiūrėtas, ir akmens daug. Sakykim, ta mažoji architektūra, kur yra ant kalniuko, ką jūs dabar ir filmuojat, man be priekaištų. Aišku, prisikabinti galima ir prie telegrafo stulpo, bet viskas yra nuostabiai, gražiai, tvarkingai padaryta ir tie rastai su to praktiškai berėmių stiklu ir proporcijos. Labai geras namukas. Turiu omeny tą viršui. Tas apačioj, tas biškai prastesnis. O ta pati pirtis, apie kurią jau kalbėjau, kur fasade reiškia 3 rūšys plytų ir dar plytelės. Bet tas yra naujausias, tas yra seniausias iš tų tokių mažesnių statinukų čia. Jeigu šnekėti apie tą mažą architektūrą, kaip sakė Tauras, tai turim labai jaukų kampelį pasisėdėti, galbūt aplinkoj tų augalų kiek yra ir užtenka. Trūksta gal šiek tiek spalvų, gal aš norėčiau kažkokio čia žydinčio tam vakarą. Mes nežinom, kaip yra apšvietimas. Dar yra labai gražu, kada visame toj kompozicijai dar yra kažkoks apšvietimas, kurio aš čia nematau ir man, tarkim, trūktų. Viena zona keičia kitą ir žiūri, va ten kažkas, tai va ten kažkas. Va tas principas man labai yra priimtinas, kada norisi nueiti, atbėgai čia, o ten dar baseinas, nubėgai čia kubelas ir čia baseinas. Labai gerai. Esam name, kuriam 61 metai. Tai jis už mane vyresnis. Ir stipriai. Tai manau, kad kažkada tai čia buvo 5 kambariai, dabar yra likę 3. Sunku ką nors pasakyti, kai visas gyvenimas apsivertė aukštyn kojom. Ten, kur kažkada tai buvo įėjimas, dabar yra maždaug žiemos sodas, reiškia. Pilna šeimininkės gėlių. Kai tas namas buvo statytas, galiu lažintis, kad jokio tualeto jame nebuvo. Dabar yra ir dušas, ir tualetas, ir normali virtuvė su viskuom. Ką galima buvo išsunkti, aš manau, žmonės išsunkė. Pagrindinis bruožas – čia jauku. Jaučiai, šilta svetainė. Kažkada tai buvo 2 kambariai, dabar 1. Šiais laikais kaip ir 1, ne per didelis. Čia medis, čia tapetai. Man asmeniškai jie labai patinka. Dar ne tiek vieną užsakovą ant tokių prikalbinsi, rodydamas gabaliuką. Bet tai atrodo gerai, atrodo, ganėtinai natūraliai. Taip, tai vertinu labai teigiamai. Daržai irgi fantastika, viskas prižiūrėta, viskas išdailinta. Tas, kas mėgsta ekologiją, tikrai svajoja apie tokias galimybės, kaip ir aš. Niekada nespėjau užsiauginti savo daržovės ir labai norėčiau. Zonos, sakyčiau, labai gerai, suskirstytos. Poilsio, reiškia, apie namą, sodo zoną. Čia pirčių zona, pavėsinių zona, reiškia to prūdo gražaus zona, bet už prūdo ten yra kolekcija vertingų augalų labai, bet ten jau zonavimo man trūksta. Šeimininką šnekinsiu, ten labai įdomių pušų, įdomių lapuočių ypatingai, bet juos reikia atskleisti. Funkcionalumas tai aš čia dar net nespėjau apriepti. 60 arų, tai tu nori, nenori, supranti, tavo bulvės bus toli nuo tavo virtuvės durų, nes sklypas labai didelis. Neišeis taip, kad išėjai krapėlių pasistiniai po Palandiją. Sklypas per didelis, bet funkciškai, aš manau, išspręsta. Žmonės sakė, tai vaikai atvažiuoja, tai draugai atvažiuoja. Vieniem yra kur nakvot, kitiem yra kur nakvot. Labai gražios lelijos. Vienu žodžiu, vaizdas yra nuostabus. Prižiūrėta veja, viskas tvarkingai nušienauta. Jeigu kas liečia estetiką ir tvarkymą, aš žinau, kad šeimininkė savo truputėlį yra per daug apsikrovusi. Galima būtų
po medžiais, po gyvatvorėm patvarkyti taip, kad nereikėtų tiek daug vargo. Nes aš įsitikinusi, kad jinai eina su žirklėmis ir karpinėja kiekvieną žolytę aplink kiekvieną akmenį arba aplink kiekvieną krūmą. Tai kas liečia priežiūrą, iš tikrųjų čia yra labai sudėtinga priežiūra. Man tai čia gražu, auga gėlytės, žolė, principė tai čia stovi, čia tikrai gražu, matosi, kad žmonės įdėjo darbo ir meilės ir kad jie myli, tai tie visi krūmeliai prižiūrėti. Iš estetiškos pusės, jeigu nekreipti dėmesio į tai, kas buvo padaryta prieš 40 metų ir ko neina, dar nedėjo rankos, kad dabar pataisyti, tai viskas gerai. Žemiausi balai, kuriuos vertintojai skiria Zakarauskų sodybai 7. Ramutei ir Eurikai mažiausiai patinka sodybos stilistinis vientisumas. Visi kiti įvertinimai labai geri. Toliau traukiame į Ramutės ir Rimo Ruginių sodybą, netrukus po reklamos. Bet mes susikūrėm tą sodybą, kaip modelį, kaip norėčiau būtų tokia Lietuva. Jaučiuosi labai išdurtas, nes turėjau komentuoti kaip architektas, o viską reikia pasakoti kaip istorikui. Tokias sodybas iš tikrųjų gali važiuoti ekskursijos ir grožėtis.